So I welcome everybody to this evening's discourse of mind and its control. Sveiki atvykę į šio vakaro pokalbį apie protą ir jo valdymą, suvaldymą. There are various views about mind, especially in Indian schools of philosophies. There's a lot of deliberation what actually mind is and its functions. Apie protą, plačiaja prasme psichiką, egzistuoja įvairios nuomonės ir ypač Indijos filosofinėse mokyklose tos nuomonės labai įvairios. Tai kas, kaip jis sudarytas, kaip funkcionuoja. And when we study the Western philosophers' psychology, then there's also deliberation whether mind is actually material or it's spiritual. Vakarų filosofai ir psichologai irgi diskutuoja, ar tas protas vis dėlto materialus ar dvasinis. So there are some who propose that mind is spiritual and is the source of consciousness. There are others who say that mind is material and it is not conscious. There are others who say that actually mind is nothing but thoughts. If there are no thoughts, then there is no mind. Vieni sako, kad tas protas pats savaime yra kaip ir dvasinis pradas, psichika. Taip yra dvasinis pradas ir sąmonės šaltinis. Kiti sako, kad tai materialus reiškinys ir su dvasia nieko bendro neturi. O treti sako, kad proto apskritai nėra, kad yra tik tai mintis, o jeigu minčių nelieka, tai nelieka ir proto. And then there is talk of mind and brain, whether brain itself is mind, or mind is different from the brain. Kalbama ir apie tai, koks ryšys tarp proto ir smegenų. Ar protas ar smegenys ir yra protas, ar tai ne tas pats, koks tarp jų ryšys. And whether mind is atomic in size, or it is same size as the body, or is it all pervading. Some say that mind is everywhere. Vieni sako, kad protas yra smulkutis kaip aguonos grūdelis, taip. Kiti sako, kad proto apimtis panaši į kūno apimtį, taip. O treti sako, kad protas apskritai yra persmelkia viską, nes jį gali rasti visur, visame pasaulyje. So these are the various thoughts, deliberations about mind. Taigi įvairių pamąstymų yra apie protą. So what is your opinion about mind? Anybody can give definition of mind if you don't mind? Tos nuomonės jūs laikotės, jeigu jūs nesunkiai gal pasakyti, ką manote apie protą. How will you define mind? Kaip jūs apibrėžtumėt protą? That thing which is constantly striving, looking for happiness. So that which looks for happiness is mind. And if one does not look for happiness, then he has no mind. Taigi, jeigu kažkas tos laimės neieško, tai reiškia, kad jis beprotis. Bet tokių nėra, visi ieško laimės. Kiekvienas turi savo supratimą. So, Nesu tikras. some people are looking for trouble. Kurie ieško bėdų. Right? Some people are actually looking for trouble and creating trouble for others. Kurie patys ieško bėdos ir kitiems dar duoda kąsnį. So, in Sanskrit, mind is called manas.
kalba protą vadina manas. And it comes from the root mana, the Sanskrit root mana or bodhana, which means to know, to think. And from that comes the word manas, which is usually translated as mind. Šis žodis kilęs iš tos sanskritos šaknies, kurios aš nenugirdau tiksliai, jinai reiškia mąstyti, galvoti ir iš jos ir kilęs šitas derinys protas. So therefore mind is the faculty through which we think. Taigi protas yra tas instrumentas, kuriuo mes mąstom. Right? Yra panašu į tiesą. When you go in deep sleep, then you don't think. Jeigu jūs nugrimsite į gilų kietą miegą, tai proto veikla sustos. Everybody has experience of deep sleep or dreamless state. Ar visi esat šito patyrę? Miegą be sapnų. Right? So in that dreamless state there are no thoughts. Toj būsenoj be sapnų jokių minčių nelieka. So then the question is that at that time is mind there or not there? Ir klausimas toks, ar tuo metu, kai minčių nelieka, ar protas vis dėlto yra, ar jo apskritai nelieka? What do you think? Ką jūs manytumėt? Nepasireiškia. It's not manifest. So mind exists because according to Sankhya philosophy, mind is actually a real substance. It is not something which comes into existence and then goes away, comes into existence and goes away. It is a real stuff. It has a function. It's like you have your eyes. When you sleep, you don't see. That does not mean that eyes have disappeared. And then you wake up, then the eyes come back again. You don't think like it. Pagal Sankhijos filosofiją protas yra reali substancija. Negalima sakyti, kad jis, kai mes jau naudojamės, jis atsiranda, paskui jis vėl pranyksta, paskui vėl atsiranda. Panašiai kaip akis, pavyzdžiui. Kai mes užsimerkiam, miegam, akimis mes nesinaudojam, mes nieko nematom. Bet tai nereiškia, kad jūs kažkur dingsta, o paskui vėl atsiranda, kai mes atsimerkiam. Jūs visą laiką. So mind is there, it is real faculty or sense. It is also called the internal sense. Just as we have external senses, sense to see, sense to hear, sense to taste. And there is a sense, mind, internal sense, through which we feel. Because whatever feelings you have, feeling of happiness, feeling of distress, pain, suffering, or feeling of joy, feeling of anger, they are all felt through the mind. Taigi, Sankhija teigia, kad protas yra reali substancija, realus instrumentas, panašiai kaip ir kitos juslės. Jis netgi vadinamas vidinė juslė arba vidiniu jutimu ar vidiniu pojūčiu. Kaip mes turim, pavyzdžiui, regą, klausą, skonio ar lytėjimo tos jutimus, taip, ir atitinkamus organus. Taip ir protas yra to mūsų vidinio jutimo organas, per kurį mes juntam nepasitenkinimą, džiaugsmą, skausmą, įvairias patirtis. So, what we call as a human being, it is a combination of the visible, gross, physical body, and then mind. This is what we call as mind-body complex. Tai, ką mes vadiname žmogumi, yra to primityvaus fizinio kūno ir to subtilaus protinio kūno derinys.
tai, ką mes vadinam kūno ir proto kompleksu, tai derinimu, taip ir galima sakyti derinimu. So really speaking, when we want to know a human being, and really speaking, we want to know the mind of the human being. Although we see the physical outward appearance and we relate, but if you want to have a good relationship with somebody, you actually have to study the mind of that person, because physical is not so important as the mind. Kai mes kalbam apie tai, kad norim su kuo nors susipažinti ar geriau pažinti ką nors kitą, tai turime omeny būtent tai, kad reikia pažinti jo protą, ar psichiką, sakykime. Nes kūną mes matom, taip, jį, tą fizinį kūną mes matom, jį ne taip sunku perprasti, bet giliai perprasti kito tą prigimtį protinę, tai čia yra užduotis. Because it is the mind with which you have to deal. You don't deal with somebody's hands and legs, or somebody's lips or eyes, or the hairstyle. These may be attractive to you, but when it comes to relating to a human being, dealing with a human being, you actually deal with what is inside the mind. Ir iš tikrųjų tie mūsų santykiai, kai sakoma, kad mes užmezgam tam tikrus santykius, mes palaikom santykius su kažkuo. Mes tos santykius palaikom ne su rankom ar kojom žmogaus, ar ten su akim ar lūpom, nors jos gali būti mums labai patrauklios, bet iš tikrųjų mūsų santykiai mezgasi su tuo vidiniu, ta vidinė būsena, tuo vidiniu su protu. So the real importance of a person is because of the importance of the mind, on the state of the mind, whether the mind is pure or the mind is polluted type of mind, what kind of mind a person has, that's what actually specifies the character of that person. Žmogaus vertę apsprendžia kaip tik tai jo protinė būklė. Būtent ko tas protas vertas, kiek jis tyras, kiek jis švarus ar atvirkščiai, kiek jis užsiteršęs. Nuo to priklauso žmogaus charakteris ir jo vertė. So people, they meet each other, they become attracted, they may become partners. But later on problems come, that is only because of the mind. Because the physical appearance is still the same, but now the same physical appearance does not attract you, because mind is not attractive. Žmonės pajunta potraukį vienas kitam, suartėja, tampa partneriais ir taip toliau. Bet po kurio laiko tas potraukis ataušta, jausmai pasikeičia ir jie gali nebesugyventi. Visa tai ir įvyksta dėl tam tikrų pokyčių prote, nes fizinis kūnas galėjo ir nespėt pasikeisti. Kūnai liko maždaug tokie patys, nieko su jais neatsitiko, bet atsitiko, įvyko kažkas, dėl ko mes nebejaučiam potraukio vienas kitam. Daromės vienas kitam nemieli. So, the people whom we consider as great people, they are not great because of their physical appearance, but because of the state of the mind which they have. Ir žmonės, kuriuos kiti laiko didžiais, tokiais tampa ne vien todėl, ar ne todėl, kad jie kažkaip vienaip ar kitaip atrodo, o todėl, kad jų protas ar ta protinė būklė yra tam tikra. So in Sanskrit the word for human being is actually Manushya or Manava, which comes from the same root as mind, which signifies that the important thing in a human being is the mind of the human being. Sanskrito žodis reiškinti žmogų, tai Manushya arba Manava, kuris irgi kilęs iš tos pačios šaknies kaip protas. Ir tai būtent reiškia, kad žmogaus
su vertė žmogaus sąvoka labiausiai ir sietina su protu. And it is important for everyone to know one's own mind. Because just like you drive a car, so you don't drive a car without first knowing how to drive it. Mums pirmiausia svarbu, tai svarbiausia yra pažinti savo pačių protą. Kaip pavyzdžiui, jeigu mes sėdame vairuoti automobilio, tai suprantame, kad mes turime pirmiausia išmokti tai daryti. Because to drive a car without knowing how to drive it is dangerous for you and dangerous for others also. Therefore, one needs a license for that. Nes vairuoti automobilį nemokant yra labai pavojinga. Tas pavojus ir savo kyla, ir aplinkiniams, todėl pirmiausia, prieš vairuojant reikia gauti teises. So similarly, we are having our mind and our body, and we are moving in the society without knowing how it works. Taip ir mes gaunam savo kūną, gaunam protą, tarsi automobiliai, ir pradedame manevruoti po visuomenę, gerai nesuprasdami, kokios eismo taisyklės čia galioja. So if you sit in a car and the car is moving and you don't know how to drive it, then what will happen? Kas atsitiks, jeigu jūs sėsite į automobilį, leisitės vairuoti, bet nemokate vairuoti? You meet accident Prasidės avarijos. sooner or later. And suppose the car does not stop. It is a car which does not stop, it keeps on moving. So you will keep on having accidents, one after another. Anksčiau ir vėliau ta avarija įvyks, o dabar įsivaizduokit, jeigu ta mašina nesustoja, variklis neišsijungia, jinai nesustoja. Darys vieną avariją po kitos. So this is the situation that we are sitting in this human body, which has hands, legs, eyes, ears, etc. It has mind, and we are the passenger in this, and it is moving. Būtent taip ir yra, mes atsidurėme šitoje mašinoje, mėsiškoje, tai kojos, rankos, dar kažkas ir protas. Ir ta mašina juda. So we don't know how it functions, how to control it, how to stop it. We keep on sitting and therefore we keep on having accidents in our life, day after day, day after day. Sometimes small accidents, little bit of, you said this and I didn't do it. These types, sometimes bigger ones, sometimes at huge level, at national level, fights are going. So these are all types of accidents and problems we are having because we have not studied how to control this instrument which we are sitting. Taigi mes atsidurėme šitam aparate, šitam instrumente, bet nelabai susigaudom, kaip jį vairuot, kokie veikia dėsniai, kokios taisyklės aplinkui. O judėt mes judam, veik mes veikiam. Ir nenustabu, kad kyla įvairios avarinės situacijos, kartais jos nežymios. Aš tau sakiau padaryti taip ir taip, tu nepadarei. Kartais gali būti daug rimtesnės, o kartais virsta nacionaliniam katastrofom. So the senses in the body, they are like the wheels of the car. And mind is like the steering. And intelligence is like the driver. And you, the Atma, the self, the soul, you are the passenger sitting on the back seat. You are going like this. And this is moving. The driver is sleeping. The car is moving. And you are wide awake. So this is actually the situation of human being. This is the picture you can imagine, the life of a human being. And therefore there is no wonder that
although he said that we seek happiness, but we only get into troubles all the time, one after another, some trouble. Either we are creating trouble or somebody else is creating trouble for us, but always some trouble is coming. Ir mūsų tos juslės, jos tarsi automobilio ratai. Protas yra tas įrankis, kuris vairuoja ratus, kurio galima vairuoti, pats vairas, kurio galima vairuoti, pats pakreipti ratus. Vairą laiko intelektas, o mes, siela, esam keleivis, kuris sėdi užpakaliniai, galiniai sėdiniai, pakraupęs, išpūtęs akis ir žiūri, kas čia dabar su manim bus, nes automobilis juda, jo nesustabdys, jis veikia, o vairuotojas miega už vairo. Ir tokia iš tikrųjų ir yra padėtis. Už tai, nors kaip ir mes visi tikimės, kad tas automobilis mus atveš prie laimės, bet kažkodėl mes visą laiką pakliūnam į kažkokią bėdą. Mes patys nemokam vairuoti, nesuprantam, kaip elgtis, ir arba mes patys savo susikūrėm tą bėdą, arba mums kas nors ją kūrė. Bet tos bėdos mūsų gyvenime kyla nuolat. So just like we have these highways, roads, and traffic is flowing nicely because people, they know how to drive the cars, otherwise they are not allowed to come on the roads. And then there are traffic rules which everybody is following. So as long as people know how to drive the car and they follow the traffic rules, then traffic flows very smoothly, there are no accidents. But imagine that nobody knows how to drive and nobody is following any traffic rules. Like in India. To India. Watch. So then there will be chaos on the road. And you are not sure that once you leave your house in a car whether you are coming back. It's not guaranteed. Because it's not necessary that even if you know and you follow, somebody else may hit you. There are so many people driving without knowing how to drive. Then it's very dangerous. You don't know who can come and hit you from behind, from the side, from the opposite side also. People come to India, those who have been to India, you are suddenly going, it's a one way, and then you see a truck coming from the other side. Pas mus keliuose visai neblogai organizuotas eismas. Viskas vyksta gana sklandžiai, kamščiai labai nesijaučia, bet tai tik tai todėl, kad visi laikosi taisyklių ir visi jas žino, visi moka vairuoti. Dabar įsivaizduokime, kad situacija, kai nėra taisyklių arba niekas tų taisyklių nežino ir vairuoti nemoka. Kas tada bus? Galite atvykti į Indiją ir pasižiūrėti, kas tada bus. Bus chaosas. Jeigu vienas judės taip, kaip jam užsinorės, arba nemokės vairuoti, tai gyventi darosi labai pavojinga. Žmogus išvažiuoja iš savo garažo ir nežinai, ar tu jį begrįši. Ir jo, net pats, jeigu netgi pats elgiesi labai teisingai, pats taisyklės moki ir jų laikaisi, tu niekada nežinai, kas į tave gali įvažiuoti iš priekio, iš galo, iš šono, kada tu gali nukentėti. So actually it happened with me once, and I almost got killed because I was driving from Vrindavan to Delhi, and then it's a one-way highway, but one side was closed, so what way was now? And I'm going, and suddenly I see two trucks coming, and only two of them, and one truck is trying to overtake the other one, although he knows that there is a traffic coming from the other side. And I'm here and I see this truck coming head-on completely. So I completely stopped, and somehow, fortunately, this truck was able to overtake it. Otherwise, he would have given me my small car and big truck. Just 1 second and finished it. So, happens.
Na, kaip jausis, pavyzdžiui, jeigu važiuoji vienos krypties juostą ir pamatai, kad priešais tą pačią juostą atvažiuoja sunkvežimis. O tie indiški sunkvežimiai, jie kaip šarvuočiai, tankas jūs. Jos neatstato ypatingai. Tai ir Babaji sako, kad vieną kartą aš taip vos ir nežuvau, važiavau iš Vrindavano į Delį. Ten buvo kažkokia kelio remontas, remontuojama juosta ir liko tik tai dvi juostos ir abiem juostom į mane artėja sunkvežimis. Kelio nebelikę, visas kelias užimtas ir abiem juostom atlėkė du sunkvežimiai. Į priedo vienas mėgina aplenkti kitą. Ir aš jau matau, kad čia nebejuokai, visiškai sustojau. Ir tas kuris lenkė vos spėjo, dar sekundė ir būčiau ištiškęs. Didžiulis sunkvežimis ir aš mažytę mašinytę. So these things happen in India quite often. Indijoje tokie įvykiai nereti. Here you don't see that. But I was reading a joke like that one man was driving on the highway somewhere here in Virginia. And then he gets a phone call from his wife. And the wife says, honey, I just watched on the TV and they announced that there is some guy who's on the wrong side of the road. And this man speaks to the wife. He says, one man, I see thousands of cars coming from the wrong side. Lietuvoje tokių reiškinių daug mažiau negu Indijoje, bet pasitaiko turbūt ir čia vakaruose. Aš girdėjau istoriją, gali būti, kad jie atsitiko Lietuvoje, kai žmogus kažkur važiuoja, išgirsta skambutį, skambina žmona ir sako, brangusis, aš per televiziją žiūriu, man rodo, reiškia, vairuotoją, kuris važiuoja priešingą pusę. Viena mašina, kuri kažkodėl važiuoja priešingą kryptimį. Jis pažiūri į kelią ir sako, viena mašina, aš tai matau tūkstančius mašinų važiuojančius priešingą kryptimį. So therefore, yoga means the science of controlling the mind. Tad yoga yra mokslas apie tai, kaip suvaldyti protą. This is how Patanjali, the author of Yoga Sutra, defines yoga. Yoga, chitta, vritti, nirvana. To control the thought process, that is called yoga. Todėl Patanžalis, klasikinis jogos autoritetas, jogą apibrėžia kaip sugebėjimą valdyti minties procesus. So the whole process of Yoga Sutra is how you can control your mind. Visa ta Yoga Sutra, Patanžalis, klasikinis veikalas, aprašo, kaip tą protą suvaldyti. So he is given a very scientific process. Ashtanga Yoga, there is Raja Yoga, and Kriya Yoga. Basically there are three types of yoga which he describes in Yoga Sutra. First he describes Raja Yoga in the first chapter. There are 4 chapters. In the second chapter he talks first about Kriya Yoga and then he talks about Ashtanga Yoga. Ir tuose savo sutrose jis aprašo 3 jogas, tai Raja Yoga, Kriya Yoga ir Ashtanga Yoga. So out of that, Ashtanga Yoga is very popular these days because it's a very practical process, especially meant for people of this age, because this Kriya Yoga and Raja Yoga, they are not practical for people of this age whose minds are very volatile. Mūsų amžiui populiariausiai iš jų yra Ashtanga Yoga, nes ji labiausiai skirta šiems laikams, labiau skirta šiems laikams. O Raja Yoga ir Kriya Yoga mūsų laikams visiškai nepritaikyta, nes protas per daug neramus. Because in Raja Yoga, Kriya Yoga has to start with the mind meditation directly.
which is not possible if the mind is very flickering, very unstable, full of disturbance, anxiety, stress, all these types of problems people have these days. Life is very stressed these days, especially in the city. So such a mind cannot meditate. Raja yoga ir kriya yoga tiesiogiai prasideda nuo meditacijos, kaip sakant, nuo proto veiklos. Mes turime priversti savo protą mąstyti apie tai, apie ką mes norime mąstyti. Ir kažin ar kam nors tai įmanoma šiais laikais, kai protas nepastovus, jam tai viena mintis kyla, tai kita mintis kyla, jis minčių vaikosi, jis pilnas su nerimo, rūpesčių, stresų, pergyvenimų kažkokių miestuose, tai apskritai neįmanoma. For students, they wanted to learn meditation, so they went to a master, yogi. Pasakojimas apie 4 mokinius, kurie norėjo išmokti meditacijos ir jie keliavo pas jogą meistrą. So they approached him and he said, please teach us meditation. Atėjo pas jį ir paprašė, būk geras, išmokyk mus medituoti. So this master, he first wanted to see whether these people are really qualified or not, whether they will actually surrender to me or not. Taigi tas meistras pirmiausia jam parūpo išsiaiškinti, ar šitie vaikinai bent kokią elementarią kvalifikaciją turi, ar jie laikysis jo nurodymų, ar paklus. So he said, look, I'm a little busy, and you sit down on floor of you here, and close your eyes, and don't talk. Jis pasakė, žinot, aš dabar truputį užsiėmęs, būkit geri, prisėskit čia kamputėje, užsimerkit ir nešnekėkit. So I'll be back in 15 minutes, and then I'll talk to you. Aš grįšiu po 15 minučių, tada pašnekėsiu. So he's sitting inside the room, and these people are sitting outside on the bench. And they sit with closed eyes. Taigi jis sėdi kambaryje, o tie 4 čia pat už durų ant suoliuko, užsimerkę. After 2 minutes, the first one, his eyes are still closed. He says, how long we have to sit like this? Praėjus 2 minutėm pasigirsta pirmas balsas. Tas dar užsimerkė žmogus, bet jau klausė, o kažin, ar ilgai dar teks taip sėdėti? So when he asks this, the second one, he opens the eyes and he sees the watch. He says, come on, only 2 minutes left. Išgirdęs klausimą, antrasis atsimerkė, pažiūrė į laikrodį ir sako, nieko savo, dar tik 2 minutės praėjo. So when they're talking like this, then the third one, he speaks. Ir girdėdamas tų 2 pašnekės, įsijungė trečias. He said, you fools, keep quiet. You're not supposed to talk. Mumsgi neleidžia pašnekėti. So when he spoke like this, and the fourth one, he speaks. He said, I'm the only one who's keeping silent. Išgirdęs visą tai prakalbėti. Matot, aš vienintelis. So this is the situation of the modern mind. Bet šitai veikia šiuolaikinio žmogaus protas. That it cannot keep quiet even for 2 minutes. Jis net 2 minutės negali išlaikyti rimties. You can actually do an experiment. Galite paeksperimentuoti patys. If you want to do it now, you can do it. Galite pamėginti tiesiog dabar. Dabar pats. If you don't want to do it now, you can do it at home. Jeigu nenori dabar, galite namie pamėginti. That you can put a watch in front of you and then just see how long you can look at this watch without thinking of anything.
Galite pasistatyti priešais veidrodį ir stebėti, kiek laiko praeis. Atsiprašau, laikrodį. Ir stebėti, kiek laiko praeis, kol pradėsit apie kažką galvoti. Stenkitės apie nieką negalvoti ir stebėkit, kiek laiko praeis. Kiek laiko jums pavyks tai padaryti. So just look at the watch and don't think of anything and see how long can you go without thinking, and after how much time you get the first thought, 10 seconds, 15 seconds, maybe 30 seconds. It will be a wonder if you can complete 1 minute. Taigi žiūrėkit tiesiog į ciferblatą ir stenkitės nieko negalvoti ir žiūrėkit, kada ateis pirmoji mintis. Po 10 sekundžių, 15 sekundžių. Bet bus stebuklas, jeigu praeis ištisą minutę. So this is actually the situation, and I'm not just joking, but this is a fact. You do this experiment yourself and you know what I mean. This is our situation, that our mind, which is the most important sense we have, because whatever we do in our life, we plan it with our mind. Whatever pleasure we get it through the mind ultimately. Even if you eat your food, you enjoy it only through the mind. If your mind is disturbed, you cannot enjoy the food. Ir aš visai nejuokauju. Iš tikrųjų, tokia padėtis, dabar galime eksperimentuoti, pamėginkit namie ir jūs pamatysite, apie ką aš šneku. Ir tai bėda, nes pats svarbiausias iš visų mūsų instrumentų tai yra protas. Nuo jo priklauso visa kita. Nuo to, kokios būklės mūsų protas priklauso visi kiti mūsų sugebėjimai. Net pavyzdžiui, jeigu mes valgom puikiausią maistą, bet protas sutrikęs, pakrikęs, mąsto apie kažką kitą, pergyvena, neramus, mes to maisto skonio net nesugebėsime. So mind is our servant, or supposed to be our servant. Because it's an instrument which we use, just like I have my hand. So it's up to me how I use my hand. If I want to raise it, it goes up. If I want to come down, it comes down. If I keep my hand here, it stays here unless I want it to move from here. But now imagine that the hand starts moving by itself without I having any control. Suddenly it goes and slaps the hand. So how much trouble I will be in? Because I really didn't want to. It just went and slapped him. So this will be a big problem. You are sitting and suddenly your legs start walking. So instead of you listening to the class, you will be somewhere in the restaurant drinking coffee or eating ice cream in this hot weather. So that will happen if your senses are not controlled. So our external senses are somewhat under control, but the mind is absolutely volatile. And running here and there, even when I'm talking, I'm sure your mind goes and comes back and goes and comes back. But it is supposed to be under your control, just like your hands and your legs are under your control. Protas mūsų pagrindinis instrumentas ir mes jį turėtumėm valdyti lygiai taip pat, kaip valdom savo rankas ar kojas. Pavyzdžiui, mes norim pakelt ranką, jinai kyla, norim ją nuleisti, tai leidžiasi. Bet įsivaizduokit, kas būtų, jeigu ranka pradėtų judėti pati savaime, kaip jai šauna į galvą. Aš visai nenoriu, kad ta ranka pradeda maskatuoti, pliaukštelėti kam nors per veidą. Įsivaizduojat, kiek jinai galėtų man sukelti rūpesčių arba kojos. Aš sėdžiu, klausau lekcijos, noriu klausyti lekcijos, o kojos nutarė, kad reikia išeiti. Išeina. Išsineša mane kur nors į barą, išgerti kavos arba pavalgyti ledus ar kokį karštą. Tai protas turėtų tas išorinės juslės, mes dar kažkaip sugebam suvaldyti, bet proto nevaldom visiškai. Jis apie tą galvoja, apie šitą galvoja, viena mintis kyla, kita mintis kyla, mes nieko negalim padaryti. O reikėtų, kad jis klausytų mūsų, bent jau taip pat, kaip klauso tos išorinės juslės. So, because our mind
is not in our control, then our life is not in our control. And we face problems, we face a lot of troubles. Actually, most of our problems are coming only because the mind is not in control. Kadangi nevaldom proto, tai nesugebam valdyti ir gyvenimo. Iš tikrųjų, didžioji dalis gyvenimo problemų kyla būtent dėl to, kad mes nesuvaldom savo proto. If our mind becomes controlled, peaceful, then you will remain balanced in your life, you will remain happy in your life, and nobody can actually disturb you. Jeigu protas išlaiko pusiausvyrą ir tą rimties būklę, tai jūsų ir gyvenimas bus visai malonus, niekas jūsų nesutrikdys, jūs gyvensit normaliai. But because the mind is not in my control, then anybody can come and disturb it. Bet kadangi mes nevaldom proto, tai tik pirmas pasitaikęs gali ateiti ir tą protą išjudinti, savęs pakreipdyti. So our situation is something like this, that imagine that there is a place where everybody is born without a skin. Įsivaizduokit, kad mes atsidūrėm vietoje kažkur, kažkokioj šalyje, kur visi gimsta be odos. And if you don't have a skin in your body, then how sensitive you will be. Įsivaizduokit, koks būtų jautrumas, nepakeliamas, jeigu mes neturėtume odos. Even if there is a strong wind blowing, you feel pain on your skin. Net stipresnis vėjo gūsis sukeltų skausmą. So we are living in the world like that, without the skin, means very sensitive. And then you come and touch me, and then I touch you. Why did you touch me? And you touch me back. And then we are doing this, causing trouble to each other, basically. Taigi įsivaizduot, kad mes atsidūrėm tokiam, kad mes gyvenam tokiam pasaulyje, be odos. Kas nors mus paliečia netyčia. Tai mums taip įskausta, kad mes atsakydami paliečiam jį. Sakom, kodėl tu mane palietei? Man įskauda. O jis irgi savo ruožtu vėl mus paliečia. Jis sako, bet tu irgi mane palietei, dabar aš tai paliesiu. Taip mes lėtinėjam vienas kitą, keldami savo, keldami vienas kitam nepakeliamą skausmą. Panašiai taip ir vyksta iš tikrųjų. So many times we are causing trouble to each other because of our behavior, because we are not having control over our mind. We want to take revenge from others, we feel jealous of others, we are envious, we want to pull someone down and feel happy by doing that. So these things happen because of no control over the mind. Panašiai mes ir elgiamės šiame pasaulyje. Kažką mes norim atsikeršyti, kažką mes pavydim, kažką norim, sakant, nusmugdyti, kažkam kasant duobę. Ir visa tai vyksta todėl, kad mes nesugebam suvaldyti savo protą. So many times we may not even be causing trouble to others intentionally, but because of misunderstanding it happens. You work in the office, your mood is bad, you go home, and your wife says something, and because you are already disturbing the mind, you don't have an intention to disturb her, but you disturb because of that. Or even you are not trying to disturb, but your mood is disturbed, therefore you don't respond properly. And then you get upset, and she gets upset, and then it increases like that. So this is happening because we don't observe our mind, and we become the slave of the mind. Whatever the mind is doing, then we act and react accordingly. Dauguma tų bėdų gyvenime vyksta dėl to, kad mes nesuvaldom proto. Pavyzdžiui, mes dirbam kažkur save darbovietėje, mums kažkas nesiseka, mes grįžtam namo suirzę, žmona dar ką nors pasako, mes visai nenorėjom, tarkim, ant jos supykti, bet mes supykstam, nes mes ir be to suirzę, mes pasakom kažką, irgi kažką atrėžiam jai, jinai dar labiau suirsta, vėl kažką leptelim, mes vėl kažką leptelim ir taip.
vienas kito net nenorėdami įžeisti, mes užauginam nesantaiką tarp mūsų. Ir visą tai vyksta todėl, kad mes nesugebam suvaldyti savo protą. So therefore, yoga, it teaches us how we can be in control of ourselves. And control of ourselves means control of our mind. And then only we can take proper decisions. And we can decide whether I have to really act in a particular manner or not. Even if somebody is trying to disturb you, you can choose not to be disturbed. You can choose not to react, not to take revenge. And then how long is you going to try it? It's basically like a tennis game. Somebody hits a ball in your court, and if you don't return it, it's told him that you should meet some yogis in India. So he did meet, but he saw that these yogis, they are just paying and poking and not that much. So he thought of distributing some blankets to them to keep the time. So he came to one yogi and he brought some blanket. And he wanted to give him, and the yogi refused. So he asked him, why you don't want to take? So the yogi said, I'm an emperor. And you are a slave. So what is the big point in getting a blanket from a slave? And Alexander, who had a very big ego, because like Alexander, the Great, he was shocked to hear this. He said, this guy didn't have a proper dress, and he's saying he's an emperor, and he's calling me a slave. It was the biggest insult he heard in his life, that somebody could say this to his face. But he was intrigued because the guy must have some guts to speak like that. So he asked him that, why do you call me slave? So he says, you are not only a slave, but you are a dagger. So he says, I don't understand. He says, you are a slave of your mind. And that's why you are running around like a crazy fellow. You have no peace. You cannot sleep properly at night. And Alexander, he understood that the guy, what he is saying is right. It's a fact. And second thing, you are a dagger because where is your hometown? And you have come all the way here trying to plunder things. After all, you are just robbing, attacking people and robbing their life. So you don't have anything. So why are you trying to give this to me? He says, I am the master of my mind. I don't possess anything, I am happy. So what is your comparison with me? So he said, please take this. I'm going to distribute to your soldiers, they will be happy with it. Aleksandras Didysis galų gale prisikasė iki Indijos. Čia tai buvo jo, sakant, jo užkariavimo riba. Paskutinis didelis mūšis, didelį mūšį jis kovojo su karaliumi, su valdovu Boru. Ir nors tą mūšį laimėjo eilinį kartą, bet jis prarado labai daug kariuomenės ir prarado, sakant, entuziazmą. Gerokai nusivylė, jo nuotaika pasikeitė. Tada jis pasuko namo. Tai kai jis buvo Indijoje, jis kurį laiką praleido Indijoje, prisiminė, ką jam sakė jo mokytojas Aristotelis. Aristotelis jam liepė pabendrauti su jogais Indijos, su išminčiais. Na ir jisai susiruošė, pasiėmė dovanų, pasikrovė antklodžių ir nuėjo pašnekėti su jogais, pamatęs pirmą iš jų, mėgino jam padovanoti antklodį, bet tas atsisakė. Aleksandras paklausė, kodėl tu atsisakai, tu visiškai plikas, kaip tai lygas, tu nieko neturėjai, o dabar žiema. O tas atsakė, žinai, kad čia aš imperatorius, o tu vergas. Ir ką vergas gali padovanoti imperatoriui, man nieko už tavęs nereikia. Aleksandras, žinoma, įdūko, nes jo per visą gyvenimą niekas nebuvo šitaip įžeidęs, bet kartu jis sugebėjo įvertinti. Tas žmogus matyt turi kažkokio vidinio tvirtumo, bet jis man neakis tokius dalykus žinė. Už tai jisai susidomėjęs paklausė, o kodėl tu taip sakai, kodėl tu save vadini imperatoriumi, nors tu tik kaupinate turėti.
Ir tada tas atsakė, kad tu ne tik tai save vadini imperatorium, o mane vergu. Tada tas jogas atsakė, kad tu ne tik vergas, tu dar priedo ir elgetą. Aleksandras dar labiau perpyko ir paklausė, kodėl tu taip šnekėjai. Ir jis paaiškino, žiūrėk, tu savęs nevaldai. Tu užkariavai visą pasaulį, bet tu savęs nevaldai. Tu neturi rytinės ramybės, tu net negali ramiai miegoti naktimis. Tavo protas nevaldomas, tampo po visą pasaulį. Tai šiandien tai ten. Ir tu elgeta todėl, kad tu gimėjai viename mieste, taip, bet tu atėjai čia ieškodamas svetimų turtų. Tu plėši žmonės, atiminėjai iš jų nuosavybę. Tai reiškia, kad tu nieko neturi. Tau vis kažko trūksta, vis kažko reikia. Tai reiškia, kad tu savo proto vergas ir elgeta. Ir Aleksandras suprato, kad čia yra tiesos. So, therefore, this is the main aim of our life, to have this mind under control. And in India they have developed many processes for that. It's Karma Yoga, Jnana Yoga, Raj Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. Lord Sri Krishna, he speaks about these things in Bhagavad Gita. And he also stresses this point of fixing the mind. So after he speaks all these various types of yogas, then his conclusion is that the easiest way is to fix the mind on God, which is Bhakti Yoga. That is his ultimate conclusion in Bhagavad Gita. Indijoje per amžius išsirutuliojo daugybė įvairių metodų, būdų tą protą suvaldyti, pajungti. Jie vadinami bendru žodžiu joga. Jogos yra įvairių rūšių, yra karma joga, jana joga, radža joga, aštanga joga. Jas visas aprašo Viešpats Krišna Bhagavad Gitoje ir smulkiai apibūdinęs kiekvieną iš jų, galų gale sako, kad geriausias būdas suvaldyti protą, tai nukreipti į mane. Ir šitas metodas vadinamas Bhakti yoga. So in the last chapter of Bhagavad Gita, he tells Arjuna that I have spoken so many things to you, but I will give you the most confidential message. And then he speaks two verses basically. He says, Manmana Bhavan. First word he says is Manmana. That you devote, you fix your mind on me, on God. And that is the most important, most powerful and the easiest way to control the mind. Taip išdėstęs visus tos jogos kelius, vis 18 skyriaus, paskutinio skyriaus pabaigoje ištarė kelis posmus. Vienas iš jų, tai mano bhava, man ječia, man namaskų, kad reiškia, nukreipti mane savo protą. Ir šitas būdas suvaldyti protą yra pats geriausias ir lengviausias, natūraliausias. So even Patanjali, although he has written the Yoga Sutras, but if you study carefully, which most people do not study, then he is also talking about surrender to God, and it is compulsory, because whether you study Ashtanga Yoga or you study Kriya Yoga, Ishwar Pranidhana, he uses this word 3 times. There are only 195 sutras. Out of that, 3 sutras he devotes to surrender to God. So there he says that it is compulsory to surrender to God, otherwise one will not be successful in yoga. Because the purpose of yoga is not just
doing some asana, pranayama and get some health, that is good. But according to Patanjali, ultimate purpose is that you have your fixity of the mind. Ir ne tik Bhagavad Gita, Patanjali jogos sutros irgi pabrėžia šį principą, atsidavimo Dievui principą. Jis smulkiai apibūdina įvairias technikas, bet iš 195 sutrų jo surašyta. 3 sutros skelbia atsidavimo Dievui būtinumą, skelbia šitą išvarą pranimą principą. Jis pabrėžia, kad jeigu neatsiduosi Dievui, tai sėkmės jogoje nepasieksi. Nes svarbiausia yra ne technika, o svarbiausia sėkmės laidas, tai yra šitas atsidavimas Dievui. So it is very interesting that although the Yoga Sutras, they have nothing much to do with God, yet he does talk about God and devotion to God. Because he knows that without devotion to God, without surrender to God, one cannot be successful in yoga. You may be successful in your asanas and pranayama or all these types of things, but to attain the ultimate result of yoga, this devotion to God is compulsory. And this Patanjali knew, so he has accepted this. And Krishna in Bhagavad Gita therefore stresses this point again and again. So, since controlling the mind is very important, that's what makes us a human being. If we do not have control over our mind, we are really not human being, because the word human being signifies that one. So that is the significance of having mind control. Taigi, Patanžalis nors aprašė daugybę tų metodų, bet pabrėžė, jis žinojo šitą principą, kad kertinis principas yra atsidavimas Dievui. Ir nors gal be jo ir gali pasiekti ten kažkokio asanų ar pranajamos lygio, reiškia fizinių pratimų ar kvėpavimo pratimų lygio, bet sėkmės jogoj tai neatneš, patys savaime tie pratimai dar neatneš jogos sėkmės. O jogai sėkmė atneša tai tas išvaro pranimą, atsidavimas Dievui. Todėl ir jis pabrėžė šį principą, ir viešpats Krišna pabrėžė šį principą Bhagavad Gitoje. Ir jeigu mums tai pavyksta, jeigu pavyksta suvaldyti savo protą, tik tai tada mes galime iš tikrųjų vadintis žmogumi, nes sąvoka žmogus yra kilusi būtent iš proto sąvokos. Taip sakant, žmogus turi valdyti savo protą, kitaip jis ne žmogus. So, although yoga is very popular at present, especially in the West, and it originated in India, but really speaking, if you study Indian culture, yoga was not very popular in India. What was popular was Bhakti Yoga. You go to India, well, now you will find temples everywhere, very old temples. Thousands of year old temples you will find, which means devotion, Bhakti Yoga. You will not find any one ashram, which is 1,000 year old yoga ashram. Most of the yoga ashrams in India, maybe 100 150 maximum. So the mainstream yoga which was practiced in India was Bhakti Yoga. All the yogis have been there in India. I don't deny that. There have been yogis all along, and great yogis. But what was the mainstream yoga in the society? Most popular, that was Bhakti Yoga. You can go to any village in India, you will not find any village which does not have a temple. But you will hardly find any village which has a yoga studio or yoga center or yoga ashram. You have to go to Himalayas somewhere, some yogis are living. Indija išgarsėjo visame pasaulyje kaip jogos gimtinė, bet iš tiesų faktas tas, kad joga Indijoje nebuvo niekada tokia populiari. Jūs
galite išmaišyti skersai išilgai ir pamatysit, kad kiekvienoje nėra Indijoje kaimelio, kuriame nebūtų šventyklos, bent vienos. Ir daugelis šventyklų yra labai senos, tūkstančius metų išstovėjusios, bet jos visos yra bhakti jogos šventyklos. Čia yra būtent ta jogos forma, kuri buvo visada populiariausia Indijoje, visada buvo masinė. O jeigu pradėsit ieškoti jogų ašramų, tai turbūt nerasit net nei vieno, kuriam būtų bent 100 metų. Jūs nerasit tų ašramų kiekvienam kaime. Jūs reikės tada keliauti į Himalajus, ten tų jogų yra dar nemažai. O šiaip po visą Indiją jie nėra paplitę. So the reason for this is that mind has certain qualities, certain characteristics. And one of its characteristics is that it is atomic in size. Number 2, it is very energetic. Therefore, even in your sleep, it is active, it doesn't get tired. Number 3, it is very volatile, chanchal. It's always moving. It's like a field. And it always wants some object for it. Therefore, if one wants to make the mind free of any object, which is the purpose, which is the ultimate goal in Yoga Sutra, that is very difficult. But if one wants to fix the mind on God, then mind has some vishaya, some object. And then God will also bless. Because if one is meditating on some light, some point, you don't get any blessing from the light. Light is not going to give any grace to you. But if you meditate on God, chant the name of God, then you are also helped by God. So that's why Bhakti Yoga is an easier process to control the mind, to fix the mind. Otherwise, mind being very small, very subtle, you can't hold it. Taigi priežastis, kodėl ne joga iš tikrųjų populiari Indijoje. Indijoje išpopuliarėjo joga tik tai per paskutinį šimtmetį, gal šiek tiek daugiau. O bhakti visą laiką buvo populiariausia. Ir joga nebuvo labai populiari todėl, kad tai labai sudėtinga metodika. Protas turi mažiausiai 3 savybės. Jis yra labai smulkutis, atominio dydžio. Nepaprastai energingas. Jis niekada nenurimsta, niekada nesustoja, net naktį praktiškai nesustoja. Jis visą laiką veikia. Ir trečia, jis labai nepastovus, gūsingas, kaip sakant. Ir jį suvaldyti nėra už ko paimti, nes negalim jį įsikipti, jis praktiškai nematomas. Jis labai subtilus elementas, per daug smulkus, per daug mažas, per daug galingas. Už tai šitas metodas yra nepraktiškas, gana nepraktiškas. Bet jeigu mes nukreipiam protą į Dievą, tai Dievas savo ruožtu mums padeda, jis mums atsako, jis atsiliepia į mūsų pastangas, jis suteikia mums savo malonę. O jeigu mes tą protą nukreipiam į, kaip dabar sakoma, madinga sakyti, kažkokią šviesą, pavyzdžiui, tai, arba į kažkokį tašką, tai mes to atsako nejaučiam. Nei taškas, nei šviesa mums nesuteiks palaiminimo ar malonės. Štai geriau kreiptis į tą, kuris savo ruožtu mums išties pagalbos rankomis padės. So whatever we experience in our life, that all gets stored in the mind. Because all the experiences are ultimately happening through the mind. We have a particular sense object that gets linked up with one of our sense, and then from that the sensation goes to the mind. And it is mind which deciphers what the object is. And then we get a feeling whether we like it or we don't like it. Mind works in a binary system, like, dislike, duality. And then this impression of that object is stored. So whatever we experience in our life,
everything remains stored inside. And then these impressions, they actually influence our thought process, our emotions, our feelings. In fact, whatever we know, we always try to understand it from our past experience because these impressions are there inside. So that's what guides our life. And now those impressions are already there from our childhood. The childhood impressions are most important because they are creating, they are exercising the biggest influence in our life. So to control mind, we have to actually deal with these impressions. Protas visą laiką kaupia įspūdžius iš išorės, visą laiką kaupia mūsų patirtis. Ir jis veikia, būtent jisai analizuoja, vertina visą tą patirtį, kuri suplaukia į sąmonę per jusles, per jutimo organus. Ir jisai nusprendžia, patinka, nepatinka, priimti, nepriimti. Protas veikia, dirba dvejetainė sistema. Taip, kaip kompiuteris, pliusas, minusas, gerai, blogai, priimti, nepriimti. Ir jis visą tą medžiagą, taip sakant, visus tos atsiminimus rūšiuoja ir sandėliuoja į pas save kažkur saugyklos. Ir tos saugyklos atminties, patirties saugyklos lemia visą mūsų tolimesnį gyvenimą. Labiausiai lemia tos patirtis, kurias mes sukaupėme vaikystėje. Čia būtent ta pati giliausia programa, galima sakyti, operacinė sistema, kuri lemia visą mūsų ateitį. Todėl ir žmogus kiekvieną kartą, rinkdamasis gyvenime, vertindamas galimybės, rinkdamasis tas galimybės, jis visą laiką kreipiasi į savo patirtį, analizuoja savo patirtį. Ir praktiškai šnekant, tai reiškia, kad jeigu mes norim suvaldyti protą, tai mums reikia suvaldyti ir perprasti tai, ką mes ten esame, ką jis ten yra susikrovęs į tą santykį, skaitant vaikystės patirtis. So, when we do not observe our mind, when we are not aware, then we lead a life in a mechanical way, out of habits, because of these impressions which are lying very deep inside. Just like when you learn how to drive a car, you are very alert because you don't have any impressions of driving a car. Therefore, you have to be very alert all the time. In that time, it's not that you can also drive a car and talk on the phone. You cannot do that. But as you practice and you become expert in driving, when you are driving car, you are eating some cookie and also talking on the phone. Do all these things. Because now it has become mechanical. So your hands, your legs, they automatically go for braking, for clutch, changing. Of course, now you have automatic cars, and previously you have to change the clutch, you have to put the car in different gears. So this happens mechanically, without awareness. And that is how our life goes on. We make decisions. Even while driving, you will turn left, right, whatever, without much thinking, because you are used to that route. So you do it. So same way we make even our decisions we make without much thought to it. Because I see some object, I am walking, I get a smell of pizza, then I get the desire to eat it, and I decide to, and I enter the restaurant and I eat. So you may think that you actually are making all this decision, but it is the impression on this side which is making you do that. So a yogi or a spiritualist means one who is in control, and he does everything with awareness. If he wants to eat, he eats. If he doesn't want to eat, he will not eat. It doesn't matter what the impression is saying or not saying. So that's what real yoga is. Here, real yoga is related with the mind. To observe the mind, what is happening in it, what kind of thoughts are coming, desires, emotions,
and then don't immediately act on it, but think. So that is done with the use of intelligence, which mostly has become slave of mind at present, although it is supposed to control mind. Tai praktiškai tai reiškia, kad tas proto kontrolė, proto suvaldymas, tai reiškia, kad mes turime perprasti pačius mąstymo procesus, perprasti tai, ką jis ten, visą tą informaciją stebėti, perprasti, reiškia, jo patį sprendimų mechanizmą, kaip jisai kreipiasi į tą duomenų bazę, kaip jis ten įvertina, kad tas buvo gerai, tas, kažkada aš turėjau tokią patirtį, jinai man patiko, reiškia, aš dabar jūs noriu, pavyzdžiui, mes einam kažkur pro prekybos centrą ir vėjas atneša picos aromatą, taip. Ir mums kyla mintis, o neužkrintus man picos. Ir protas, žinoma, prisimins, kad, kiek aš valgiau pizzą per gyvenimą, visada buvo faina, ne kaip dabar. Taip. Ir taip mes manom, kad čia mūsų laisvas pasirinkimas, bet iš tikrųjų čia yra tiesiog reakcija į dirgiklį. Paremta ankstesnių patyrimų. Jogas, pavyzdžiui, jisai ant tokių kabliukų nekibs. Jisai, jeigu jis alkanas, gal jis nueis valgyti, bet jeigu jis nealkanas, jam tie dirgikliai tai yra dirgikliai. Visai tie dirgikliai nepavirsta veiksmais, jisai supranta skirtumą. Ir va šitos visus mąstymo procesus mums reikia išmokti stebėti, vertinti ir valdyti. Tam žmogui ir duotas intelektas. Intelektas tai yra ta jėga, kuri gali suvaldyti protą, suprasti jo veiklą. Dabar dažniausiai mes tų intelektų neturime arba jisai pats yra pavaldus protui. Tai va ta proto suvaldymas neįmanomas, jeigu mes nesuprantam pačių mąstymo mechanizmų, nesugebame jų stebėti ir valdyti. So these impressions, they become stronger and stronger when you repeat something. And therefore, if we want to change our habits, then we have to undo that. So therefore, you go to any spiritual organization, any religion, there are basically two things, do's and do nots. So do's means that I want to create a newer type of impression, and do not means that the impressions which are already created, I don't want to pour water on them and make them stronger. I want to starve them. So when you become addicted to something, or addicted to smoking, so how you became addicted to smoking? You worked hard for it. Everybody works very hard to become addicted, because when you take the first puff of smoke in your life, you don't like it. It actually burns your throat, you have tears in your eyes and you are coughing. This is everybody's experience. But you struggle with it, because it's considered as good. It's very amazing that you are putting the hot smoke inside and you call it cool. So you struggle and you do it again and again. You also have your friends encouraging you. And you have to be one among them. And then you get used to this nicotine. And then you do it automatically. You are walking and you are then going into the pocket, pulls out the cigarette. You are thinking of something else. It's because someone else is smoking and this incites the impression from inside, and you do the same thing. So this is how our whole life is. In case of addiction, we can understand it. But even otherwise, we are actually leading like a machine. We live like a machine, simply under the influence of the impressions. So if you want to be an actual human being, you have to get control over it. And that means you start observing your mind, you become thoughtful, you become mindful, you become aware, and chant mantra. And mantra is the way to transcend the mind and wipe out these sanskaras.
tie įspūdžiai, tos ankstesnės patirtis, vadinamos samskaromis, kurios sluoksniuojasi ten kažkur proto duomenų bazės saugyklose, jos tuo tvirtesnės, kuo daugiau kartų mes atlikom tam tikrus veiksmus. Kuo daugiau esi tą pizzą valgęs, tai tuo stipresnis tas įprotis. Taip sakant, formuojasi įprotis tam tikras. Pradžioje, pavyzdžiui, instinktai ar natūralus jausmas gali būti visiškai priešingas. Tarkim, rūkymas. Pirmas rūkymo potyris niekam nepatinka. Natūralus instinktas, natūrali reakcija yra kosulys, čiaudulys, springimas ir panašiai. Labai nemalonus gerklė karšti, labai nemalonus pojūčiai. Bet kadangi aplinkiniai mano, mes persėmė tą nuotaiką, mūsų draugai, pavyzdžiui, mano, kad kas rūko, tas kietas, nors tai labai keista idėja, nes tai faktiškai reiškia, kad žmogus minkštas, jo valia minkšta, silpna, bet kažkodėl kiti mano, kad jis kietas. Mes įveikiam save, prisiverčiame, mes sunkiai dirbam, kad išsiugdytumėm šitą nepaprastą įprotį rūkyti. Ir šitaip mes nepaprastom valios pastangom, įbrėžiam savo tą patirtį. Taip, vieną, kitą, trečią kartą atsiranda tas įprotis tam tikras. Ir kai organizmas pripranta prie nikotino, tada mes tampam jau vergai, jisai reikalauja to nikotino ir visa kita jau vyksta automatiškai, mes nesusimastom, ranka pati lenda į kišenę, pati traukia cigaretę, pati užsidega, visa tai vyksta automatiškai. Tai va, joga ir yra sugebėjimas deautomatizuoti savo įpročius, savo patirčių tas išvadas, taip, reiškia, elgtis sąmoningai, rinktis sąmoningai, stebėti savo protą, kodėl jis renkasi vienaip arba kitaip, kodėl jis linkęs rinktis vienaip arba kitaip. Ir daryti sprendimą pačiam, nepriklausomai, sąmoningai, suprantant, pasvėrus, protingai pasvėrus visas savo galimybės, suprantant, kas geriau ir kas blogiau. So just as we create impressions of smoking, drinking or anything like that, and if we want to get rid of that, then we have to create the opposite sanskara, opposite impressions, and for that practice is needed, because those impressions are not going to go away easily. And even if you are able to control 1 or 2 days, again they will come back with great strength. Although you don't like it, but they will force you. As Arjuna is asking to Krishna, Anichannati Vashne, Baladeva Niyojita. He says, how is it that I don't want to do something and still I am forced to do it? What is that forcing me? So that force is not coming from somewhere else. Usually we blame others. But actually it is coming from inside you only. It is lying inside you, and whenever it gets an opportunity, then it raises its head and overpowers your body, your mind, your senses, everything, and you act just like a slave. So we have to practice, and then slowly these impressions, they will become weaker and weaker and weaker. And the good impressions will become stronger and stronger. So that is necessary to practice good association. Because when we are in good association, we also get good impressions from others. When we are in bad association, we get bad impressions. Because we talk something which is not desirable, obviously. So this association and practice is very important if we want to have a sane life, if we want to have freedom in our life. Otherwise, we continue as it is happening. Like animals don't have control over their senses.
they just follow their instinct. Instinct means that they are also having presence inside. And then whatever the person is telling the mind, the body acts upon it. So human being is not supposed to live like an animal. Human being is distinct because human beings have the ability to change it. An animal cannot change it. An animal cannot do sadhana. But human beings can do sadhana. Ir kaipgi pakeisti tos blogosius įpročius, tos blogosius įspūdžius, tas sunkesnis samskaras. Jas reikia pakeisti kitokiais, priešingais įspūdžiais, tokiais įpročiais, kitokiom samskarom. Būtent jas reikia laistyti. Kiekvieną kartą, jeigu pas mus jau yra susiformavusi kažkoks įprotis, susiklošiusios tam tikros samskaros, tai yra tarsi įbrėžtas kanalas, kuriuo sąmonė teka automatiškai. Kiekvieną kartą, kai atsiranda tam tikras dirgiklis, sukyla tas pats prisirišimas, tas pats poreikis, pradeda vėl lysti jo, taip sakant, galva. Ir nuo mūsų priklauso, ar mes jį laistysim, ar mes leisim jam augti, keroti tam prisirišimui, ar mes jį atsversim kažkokiu kitų įpročių, kitų veiksmų, kitų pomėgių, kitų skonių. Tai yra augs tas medelis, kurį mes laistom. Ir šitą svarbiausia išmokti daryti sistemingai. Stebėti, kaip jie atsiranda, stebėti, kaip jie mūsų įveikia, nepasiduoti ir sąmoningai rinktis, ką mes laistom. Ir tam labai svarbu draugija, aplinka, kurią mes renkamės, draugija, kurią mes renkamės. Nes jeigu aplinka visą laiką tokia, užkrečia mus tam tikrais nepalankiais dvasiniam gyvenimo norais, tai mes kentėsime. Jeigu aplinka priešingai iškėlė, kelia vis kažkokias geras palankės mintis, norus, tai mes tobulėsim. Jeigu mūsų supa draugai su žemais polinkiais, mes irgi užsikrėsim. Jeigu draugai su dvasiniais polinkiais, mes irgi užsikrėsim jų gerais polinkiais. Bet visa tai irgi yra jogos sistema, jogos mokslas. Už tai labai svarbu tie principai, reiškia, ką daryti, ko nedaryti. Draudimai ir atvirkščiai, reiškia, tai kas, ką mes turėtume pozityviai nuolat stengtis daryti. And this sadhana practice, this also has to be done with mindfulness, with awareness. Otherwise that will also become mechanical, like driving a car. So one has to do it with full awareness. Taip, tie draudimai ir nurodymai, taip, vadinami sadhana. Sadhana yra tai, ką tik žmogus gali daryti. Tai tas darbas su savim, su savo charakteriu, tai žmogus gali daryti. Ir tą darbą irgi reikėtų daryti sąmoningai, nes jeigu sadhanos veiksmai tiesiog tampa įpročiu, mes galim prarasti tą dvasinį jausmą. Irgi turėtų būti daromi sąmoningai, kaip ir automobilio vairavimas. O mes neįgūdę, pavyzdžiui, mes vairuojam automobilį labai sukauptus, mūsų sąmonė labai sukaupta, mes nieką nesiplaškom, mes nešnekėsim nei telefonu, nei su draugais nešnekėsim, mes būsim susikaupę, kol neturim patirties. Bet ilgainiui, kai mes jau tą įprotį išsiugdom, viskas pradeda vykti automatiškai, mes jau nebegalvojam, kaip perrinkti bėgį, ten pasukti vairą, kaip atlikti vieną ar kitą manevrą, viskas vyksta automatiškai. Tai va tas automatizmas yra, čia ne jogos, ne dvasinio gyvenimo požymis. Dvasinio gyvenimo jogos požymis, tai yra sąmoningas veiksmas, kai mes visą laiką save stebime. There was a priest, and he had 2 parrots. And he trained the parrots how to
one parrot's name was Robert, one was John. And these two parrots became very expert in playing on the rosary. And anyone who came, saw them, they were very impressed. But whenever people came, they saw these two parrots doing the rosary and reciting the prayers. Vienas kunigas turėjo dvi papūgas ir išmokė jas kalbėti maldas varstant rožinį. Ir jos ilgainiui labai įkūdo, tai labai efektyviai atrodydavo. Kiekvienas, kas pas jį užeidavo į svečius ir pamatydavo tas dvi papūgas sėdinčias, tupinčias ten ant laktos ir varstančias, reiškia, maldos karolius ir šnekančias maldas. Vienam tai padarydavo nepaprastai įspūdį. Vienos papūgos vardas buvo Robertas, kitos John. So one day one man was visiting this priest and he saw these two parrots reciting the prayers on rosary. He was really amazed because he also had a female parrot. But this parrot was always speaking bad words and he tried to train her but couldn't change because probably came from somebody's house and such words were being used. Vieną kartą pas jį apsilankė žmogus, kuriam tos papūgos padarė nepaprastą įspūdį, nes jis irgi turėjo namie papūgą, kuri visą laiką keikėsi. Ir jam niekaip nepavyko atpratinti nuo tų veiksmažodžių, tikriausiai todėl, kad prieš tai buvę šeimininkai buvo labai žemo lygio ir ta papūga, nors moteriškos lyties, jinai keikėsi kaip vežikas. So this man asked the priest that, tell me, how can I also teach my parrot to do these prayers? He's always speaking nonsense words. Jis kreipėsi tą šventiką, būk geras, būk malonus, pamokyk mane, kaip aš galiu savo papūgos įprotį pakeisti, kaip man išmokyti maldų, nes jinai visą laiką keikėsi. So the priest said, look, Sadhu Sangha is very important. Šventikas atsakė, kad svarbiausia Sadhu Sangha. So you bring your parrot here and live with my parrots and with their association, she will change. Svarbiausia Sadhu Sangha, atgabenti savo papūgą čia. Jinai paklius į gerą draugiją. Ir tos geros draugijos poveikį jinai pasikeis. So man thought it's a very good idea because after association had its influence. So he brought the parrot and these two parrots, they saw that new parrot has come. So Robert looks at John and said, John, throw away the rosary. Our prayers have been answered. Turbūt nereikia versti. Taigi, tas žmogelis labai įsikvėpė, jam mintis patiko. Aišku, kad gera draugija turi padaryti savo poveikį, jis atgabeno savo papūgą ir kai tie du papūgai pamatė ją, vienas pasakė kitam, Robertas pasakė, Džonai, gali mesti savo rožančių, viešpats išklausė mūsų maldą. So our practice has to be done with proper awareness and not like parents.